Pirmiausia, pavyzdys, kaip galima iš nelabai gražios ir geros vietos vis dėlto turėti naudą ir būtent šiuo atveju išgaunamos dujos, kurias tiekia į Vievį, leis Vievio miestui atpiginti šilumos kainą apie 20%. Tai yra taip pat pavyzdys, kaip galima panaudoti atliekas efektyviai, kad jos duotų naudą žmonėms. Ir dėkojam įmonei, kuri šiuo atveju šį projektą įgyvendino. Mes suprantam, kad finansinė prasme nėra paprasta, bet kuriuo atveju tai yra tik tokia yra civilizuota arba vakarų Europos šalyse paplitusi praktika, kaip panaudoti sąvartynų išgaunamas dujas. Dujos ateina iš sąvartyno, kuris yra 5,5 km. Tai... Ir visa trasa po žeme? Jo, visa trasa yra po žeme. Tai įrengta yra dujų surinkimo sistema, ateina dujotekis iki čia ir tada praeina pro sieros filtrą, išvalyti dujas nuo priemaišų visų, kurie ateina iš sąvartyno. Ir tada eina iki aeracinį variklį. Šiuo metu jis gamina ir šilumą, ir elektrą, kurie elektrą tiekia į Lesto tinklus, o šilumą Vievio miestui.